Manau, rungtynės, kaip ir tikėjomės, buvo labai atkaklios. Taškas į tašką, turėjo patikti žiūrovam. Aikštelė vyko be kompromisinė kova. Aš noriu padėkoti žaidėjams dėl to, kad parodė charakterį, stovėjo iki galo, kovėsi labai vyriškai. Kaip ir manėm, kad pirmosios rungtynės bus banguotos, tai atsiplėšiam 16 taškų, tai paleidžiam iki 5 taškų. Nėra užtikrintumo, bet tai viskas pateisinama, nes, kaip minėjau, dėl to, kad pirmos rungtynės. Ar įskaitant ir kontrolės rungtynės, šitas buvo geriausias šį sezoną? Aš sunku vertinti, kaip aš jau anksčiau esu sakęs, kontrolinės rungtynės buvo visai kiti tikslai statomi, kadangi prasidėjo Lietuvos pirmenybės, čempionatas, tai šitas pagrindinis tikslas buvo iškovoti pergalę, ką mes ir padarėm. Yra niuansų, yra pliusų ir minusų, bet manau, kad aplamai rungtynės pavyko. Per pirmus 2 kėlinius neblogai gynėtės, per trečią praleido daugiau negu per pirmus 2, kas ten nutiko trečiam kėliniui? Aš manau, kad jau buvo šitos komandos ir kontrolinės rungtynės parodė, kad trečią kėlinį mes sužaidėme visą laiką šiek tiek silpniau. Kodėl? Reikės aiškintis ir padaryti atitinkamas išvadas. Nors galiu pasakyti, kad jau žaidėm geriau negu prieš tai žaidėm su Akademija ir Aiščiais. Pagrindiniai pergalės kalviai šiandien buvo Marteliūnas ir Gaidamavičius, čia patirtis davė savo. Aišku, jie turėtų būti šitos komandos lyderiai ir jie parodė, kad gali žaisti. Bet nemažai aš turiu jiem priekaištų taip pat. Kur mato dar vietų, kuriuose reiktų dirbti? Pirmiausia, reiktų, kaip minėjau, kad žaidimas nebūtų toks banguotas. Antras, reikia, kad darytų mažiau elementarių tokių paprastų klaidų, kurių neturėtų būti. Trečias, dar reiktų, kad žaidėjai viens kitą geriau suprastų. Taip pat žaidėjai turi įsisavinti, kad ir treneriai geriau suprastų. Mums dar trūksta šito supratimo. Bet aš viską labai puikiai suprantu, kad per mėnesį komandos padaryti yra labai sunku, praktiškai neįmanoma. Mes einam tuo keliu, kad tampam komandą po biškį. Tokios pergalės, aš manau, tik grūdina ir padės mums greičiau taip tapti. Kaip vertina tą incidentą ketvirtam kėliny? Negaliu pateisinti mūsų žaidėjo veiksmų, tai jis mus vienu momentu įvarė į aklavietę. Tai bus griežtai peržiūrėta ir jis bus nubaustas. Taip, bet iš kitos pusės po to sukrėtimo komanda pradėjo žaisti tarsi ant sparnų, iškart susikrojo dviženklę persvarą. Kaip paprastai būna po tokio konflikto, komanda supranta, kad reikia kažką padaryti gero ir eina į priekį. Ir šiuo momentu mobilizavosi žaidėjai, suprato, kad nieko nepadarysim. Mes turėjom prieš tai 10-16 taškų persvarą. Tuo momentu gavosi taip, kad mes jau pralaiminėjom, įsiveržė Marijampolėje čia į priekį. Jie suprato, kad tik tais kovodami, tik tai darydami gerai, galim pasiekti rezultatą, kas ir buvo. Ką pasakėt žaidėjom po rungtynių Rūbinėje? Padėkoju už pirmą pergalę.